Šiandien turime šį automobilį, Porsche Cayenne. Automobilis yra apynaujis ir jį apklijuosime skaidria apsauginė plėvele. Apynaujis tai maždaug apie 1 metų eksploatavimo laikotarpis jo yra. Automobilio rida yra tik apie 25 000 km, bet klientas nusprendė apklijuoti apsauginę plėvelę, nes pamatė, kad per tokį trumpą laikotarpį yra jau nemažai atsiradusių įvairių kėbulo dažų defektų. Yra daug smulkių įbrėžimų, vabzdžių liekanų. Taip pat kai kuriuose vietose jau yra net ir dažai išmušti iki plasmasės. Tai priekiniai žibintai taip pat jau turi smulkių įvairių įdaužų. Jeigu būtų buvęs automobilis apklijuotas apsauginė plėvelė, kai jis dar buvo visiškai naujas, visų šių defektų galima buvo išvengti. Jeigu turite naują automobilį, tikrai pagalvokite apie jo pilną apklijavimą apsauginę plėvelę. Plėvelė ne tik apsaugo kėbulo dažus nuo tokių įbrėžimų, bet ir leidžia turėti automobilį ilgą laiką blizgantį, kadangi plėvelė gali self-healinti smulkius įbrėžimus savaime. Reiškia, kad dažai braižosi labiau nei plėvelė. Tikrai yra geras sprendimas ne tik dėl to, kad automobilio kėbulo dažai bus apsaugoti, bet ir ilgą laikotarpį galima bus jį išlaikyti tiesiog nepriekaištingai blizgantį.